Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modesto žuvauja. Šiandien aš pas Poviliuką, ateik Povilį. Sveiki visi. Ir bandysim, nežinau, Povilas sako, lekiam čia. Senai jau gaudė šitą ežerėlį, nėra iš čia labai gilus. Gal kokią lydeką, gal kokį šamėką, jeigu čia mums pasiseks. Oras nuostabus, kaip bebūtų keista ir nežinau, ar čia kaitos bangos nėra ar gerai, bet praktiškai visiškas štilius ir ieškosim tos vadinamos pelaginės žuvies. Patinka karts nuo karto, aišku, nu ta trofėjaus žuklė jau pelkutėse gaudžiau, grundulus Nemune gaudžiau, kas dar nematėte praeitos laidos, galite pasižiūrėti, kokios milžiniškos žuvys gyvena Alytuje. Ir ką, šiandien gumos, labai va net parodysiu, kaip gražiai atrodo mano va nauja tašytė, taip susigalvojau pasidaryti. Kvapukai, švinukai, švarcongeriai, primiršti kiek, Major Craftai, čia pontūnai, čia duškės, megabasas, žodžiu, kaip matot, labai daug gumų nėra, bet taip žiauriai iš tikrųjų patogu. Nori pasitepi, va viskas surašyta, aš susirašęs ant viršaus, vėžys česnakas, dėlė, sykas karšis, starkis, kalmaras, žodžiu, nemažai kvapų ir tikrai palyginus nedaug gumų, bet atsirinkau, ką galvoju, ko šiandien reikės, svoriai nuo 5 gramų iki 12,5, tai kaip ir sakiau, jau nėra gilus ežeras ir bandysim kažką suviliot. Viskas priklauso nuo Povilo, kaip jisai užplauks, tai krenkščia. Bandom. Opa, šamėkas. Oi! Greičiausiai šamėkas. Oi, kaip jis eina po valtim. Nepakeliu tą ranką, skauda dar vis. Ateisi, Povilai? O, Pole? Ateik. Pačiai paikį priekį. Opa. Liuks. Kaip segęs. Pantūnčia. Oi. Tuk palė šitą. Aha. Vieną duok. Kairę. Va, hebrytė. Pantūnčiką. Kalės ir va. Toks gražuoliukas. Nu, sorry, hebrytė. Vešiu aš į namolio. Gardus gyvatė. Antras kibimas, hebrytė. Oi. Ne, gal. Ne, gal. Net, oho. Tas pirmas taip lengvai parėjo, o čia jau.
turėtų būti geras. Kaip jau smeigia kliovelis vyručiai. Tai. Kaip dūrė, tai dūrė chebrytė ir Povilas sako, geras, reikia pasivaikyti. Ilgiau truputį, tai pavargom čia mes su juo. Opa, dar neimk. Pamatysim tada pavinukai. Kaip įdomu iš tikrųjų. Briedis. Smagu tokia. Nėra kietas tas mano kroiksiukas. Gaudau su kastingienė visada, bet tą ranką man dar vis skauda. Atstatinėja mane Ražanskutis, mano bičiulis, bet kad dar sunkiai sekasi. Nurimta. Nori patraukti, Polė? Ne. Jau jis traukia. O. Dar gaudė. Iškėlė, Polė. Opa. Jupi! Vėl pontunčikas. Pirštimus. Palaikyk biškį šitą. Vėl pontunčikas. Vėl tepaliukas. Nu va, bičiuliai. Gavęs neblogai. Vieną turim. Va, mylimas spalva žiauriai. Po to pakalbėsiu apie masalus daugiau. Vieną turim šitą stagau. Keliauja. Juhu! Ką, bičiuliai, jeigu apie masalus truputėlį, tai žiūrėkit, turiu pasidaręs, tarkim, va, žiūrėkit, esu pasidaręs kai kurias gumas su apačioj trišakis, viršui vienšakis ir va taip va, tik su vienšakiu. Ir visgi šiemet nemažai aš gaudau tuos šamėsdas, tai ten, kur toks ganėtinai skaidrus vanduo ir tų būna, kaip ir man pačiam būdavo tų daug sekimų realiai. Matai, kad šamas, jisai ten lydi, seka ir to kibimo kaip ir nebūna. Nu, žinokit, chebrytė, va, su vienšakiu tų kibimų tikrai būna gerokai daugiau. Nežinau, čia sutapimas, nesutapimas, bet nu tikrai. Ar jis ten tais ūsais jaučia, ar kažką, kada jisai ilgai seka, bet nu ten, kur skaidrus vanduo,
su vienšakiu praktiškai gaudau visada. Aišku, jei jau jis ten labai aktyvus dar kažką, tai turbūt ir skirtumo nėra. Bet ten, kur skaidresnis vanduo, kur skaidrus vanduo, tai va, vienareikšmiškai naudoju vienšakį kablį. Nežinau, gal kažkas su manim drįsit sakyt, kad ne, bet, aš taip gaudau. Nežinau, galit pasibandyti ir spalvos, tarkim, šiandien tokie daugiau ryškaliukai. Tas realiai ant visų esu pagavęs ne pirmą kartą tavo spalvelė nuo pavasario turbūt numeris 1 tiek tam pačiam šamui, tiek tam pačiai lydekai. Tai kiek truputį primiršti švarcongeriai irgi gali tikrai juos prisimint ir pabandyt. Kas dar iš gumų? Dar iš gumų yra mano vienas iš favoritų. Tai Major Crafto. Ir ypač šita spalva ir tavo forma. Turiu ir tos kitokios formos Major Crafto. Kaip tik dabar jų triturusfishing.com galite rasti didelę gamą, kaip ir tos formos. Tai galite pasižiūrėti, galite pasirinkti. Gadas. Irgi. Žodžiu, masalų nėra labai daug, bet atsirinkęs tokius kaip ir pagrindinius, kurie man yra pasiteisinę ir va į tą dėžutę tokią susidedu ir sau su Povilu gerai leidžiame laiką ant vandens. Dar bus, tikiuosi. Ar bus dar Povil? Aišku. Bus tai bus. Kažkas. Šitą. Uždedam šitą mylimą spalvelę, nedidukė. Žuvis kabo. Kuo čia dabar mes jam paduodam vėžį? Vėžį česnaką. Povilo mylimiausias kvapas. Vėžys česnakas. Nežinau, ar jis įvalgo. Sukepta duona. Liuks. Hebrytė. Ai, va. Mažiok. Nereikia gal. Vop. Peiliukas. Pirštinė tik daug palė. Dešinė, kairė. Kairė. Sako polė, va. Mesi? Nu davai, sakau, daug. Nedėt. Nedėts. Du kreplukės. Va čia va, polė. Šiandien pontūnai valdo. Braška. Jeigu nesuklystu su savo rašmenims, tai ant va šitos vagumos šiemet nuo pavasario 17 šamėkas. Arba 16, arba 17. Tokį hebrytę kibimą turėjau dabar, kad... Oi. Turbūt sezono žuvis galėjo būti, bet...
Visada tos didžiausios nueina. Tarp kitko ant duo gumos. Prie jos šitos spalvos, čia kaip tik nauja spalva, prie šitos spalvos sukūrimo aš tikrai stipriai dasidėjau. Tiek lydekai, tiek šamui, tiek tam pačiam starkiui. Tinkama ir tiek turbūt. Žiauriai gera žvejyba. Viso 4 kibimai. 3 valtyje pasisveikino. 1 keliauja namo. Ir tiek, draugai. Visą tai, kuo aš gaudau, galite rasti triturusfishing.com. Ir ate.